Dėkui visiems, kurie dar sėdite, nes iš tikrųjų sunku, temos sudėtingas, paprastai sudėtingus, ką žinot, sudėtingesnių yra. O aš jums pridėsiu dar. Pasiruoškit. Pakviestas pasisakyti šitoj konferencijoje. Aš iš karto Juozui sakiau, aš ne tiek kalbėsiu apie Dostojevskį ir Vydūno vienas kito ten santykius, kiek kalbėsiu apie tai, kas mano supratimu aktualu šiandien. Bet atsispirdamas, aišku, į šitos du didelius vyrus. O šiaip pradžiai, yra Vydūno sakinys, beveik visas gyvenimas, kurį jis mums rodo, yra gyvenimas pragare. Jau čia ne vieną kartą skambėjo šitas sakinys. Praktiškai galim būtų eiti ir namo jau, nes Vydūnas aiškiai pasakė, kad nesutinka su to pasauliu, kurį Dostojevskis rodo. Jis tiki, kad pasaulis gali būti kitoks, geresnis ir viskas, tuo ir baigim. Ir va čia yra visa žmonijos tragedija, mano supratimu. Kiekvienas iš mūsų, žiūrėdami į tą patį, matom kiekvienas kas ką. Dar yra kita tokia takoskyra. Vieni stengiasi suprasti, kaip yra iš tikrųjų. Kaip tas gyvenimas surėdytas. O kiti iš karto siūlo taisyti šitą pasaulį ir kalba apie tai, kaip jie norėtų, kad būtų. Atkreipkite dėmesį. Mes visi beje tokie esame. Mes visi esame maištininkai prieš šitą pasaulį ir prieš tos kūrėjus, kurie šitą pasaulį kūrė. Nes mums nepatinka. Nepatinka. Dostojevskį vienaip, Vydūnui kitaip, bet nepatinka. Ir pasaulyje keičiasi labai daug kas, burbuliuoja. Šiandien patys matote, šiandien nekalbėsiu apie tai, kas vyksta, jūs visi žinot viską, bet nesikeičia vienas ir tas pats. Va tas mūsų žiūrėjimas į pasaulį ir matymas kiekvieno kitaip. Ir tame nieko naujo, aš irgi galėčiau sakyti, einu namo, nes ką čia naujo pridėsi. Bet aš pridedu prie šito, žiūrim į tą patį ir matom kas ką, aš pridedu mano supratimu labai esminį dalyką. Mes pasmerkti, žiūrėdami tą patį, matyti kiekvienas kas ką. Mes pasmerkti šitam. Kad nebūtų taip žiauriai, nes taip žiauriai neskambėtų šitas mano sakinys. Aš sakau, kad aš darau prielaidą, kad mes pasmerkti. Tai yra prielaida. Ir dabar aš jums atliksiu savotišką išpažintį. Savo gyvenimo išpažintį. Kaip aš atėjau iki šito sakinio? Ašgi ne iš karto, išdrįsau net pats savo pasakyti, kad mes pasmerkti. Aišku, mano kelyje į šitą supratimą buvo daug asmeninių dalykų, aišku, iš jų nevardinsiu. Aš kalbėsiu tik apie tai, apie tos mano kelio etapus, kuriuos jūs čia visi sėdintys galit suprasti arba ir patys dalyvavot. Pirmiausia, aš dar vaikų, paauglių, aišku, atsimenu, spaliukų, pionierių judėjimus. Ir aš jau tada save atsimenu, vaiką, galvoju, kodėl taip? Iškai vieni taip noriai tais spaliukais tampa. Gaišta laiką po pamokų, ten visokius ritualus atlikinėja. Aš galvoju, geriau eiti žuvį pagaudyti. Ir bandžiau su savo klasės draugais pakalbėti. Galai, ką iš čia užsimat su kažkaip pionieriais, suprantate? Einam žuvį pagaudyti. Žiūriu, kad įvairiai mes suprantam. Vieni su manim eina žuvį gaudyti, o kiti žygioja tais pionieriais. Beje, mano klasiai dauguma berniukų neįstojo, mano suagituoti į tuos pionierius, bet mums nepasisekė. Mums liepdavo sėdėti po pamokų ir žiūrėti, kaip jie žygioja. Namo vis tiek neleisdavo. Taip, kad tame nebuvo jokios ideologijos, jokio maišto. Tai buvo tiesiog pragmatiškas vaiko toks elgsena tokia. Aišku, paskui, kai atsirado komjaunuoliški reikalai. Ir kai aš mačiau, kaip jau dalis mano klasiokų mielai tos ritualus komjaunuoliškus atlieka,
kurie man taip toli buvo nuo realybės. Dar buvo vienas etapas, aš užsimačiau, kaip čia dabar yra. Kad vieni mes taip noriai užsisegam tą ženkliuką, o aš neužsisegiau. Paskui nukentėjau šiek tiek dėl to, bet ne per daugiausia. Kitas etapas, jau po mokyklos ir iki sąjūdžio. Aš pavadinčiau knygų etapu. Mes jauni vyrukai, 20-mečiai, 6 Kaune, turėjom kolektyvinę biblioteką. Ir toje bibliotekoje buvo tokių knygų, kurių tuo metu absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų ir Kauno net nežinojo, kad jos kur nors yra. Mes jas turėjom. Jos nebuvo draudžiamos, bet jos buvo tiesiog sunkiai prieinamos. Jos negulėjo šiaip jau bibliotekose padėtos, knygynuose jų nenusipirksi. Nu, ką jam čia paminėti? Nu, pavyzdžiui, akupunktūros vadovėlis. Buvo tarybiniais laikais pokariai išleistas kiniečių akupunktūros vadovėlis su dideliu tokiu kiniečio kūno žemėlapiu su visais taškais. Ir ta knyga vadinosi su grifa sekretna, slapta. Bet mes kažkaip jas sugebėjom gauti. Šalia to aš, aišku, skaičiau įprastas knygas tą patį Dostojevskį. Ir skaitydamas Dostojevskį, žiūrėdamas į tuos 3 brolius Karamazovus, kaip jos Dostojevskis mums rodo. Aš jau tada, aišku, nesąmoningai, bet viduj, aš dabar suprantu, aš viduj galvojau, kodėl 3 broliai? Broliai, viena šeima, o tokie skirtingi ir taip skirtingai mato pasaulį. Kunigaikštis Miškinas iš Idioto. Visai kitas personažas, visai kitas. O Kipšai, jeigu šiandien mes paskaitytume tos Kipšus ir pažiūrėtume iš šios dienos Lietuvą ir pasaulį, kokios būtų kokie atitikmenys būtų. Bet šalia kitų dalykų mes turėjom Indijos filosofiją, jogas visokias, budizmus, Freudus, Jungus, ko tik mes ten neturėjom. Vieną dalyką pasakysiu, kas man labai įstrigo. Mes turėjom jogų, knygas apie jogą, bet, žiūrėkit, dabar dar atsimenu, buvo Kriya joga, Bhakti joga, Hatha joga, Raja joga ir Jnana joga. Ir aš jau tada, žiūrėdamas į šitą jogų tą visą rinkinį, galvoju, tie, kurie rašė tas knygas, kažką apie pasaulį žinojo ir apie žmogų. Nes tos visos jogos buvo skirtos atskiram tipui sąmonės, smegenų struktūros atskiram tipui. Pavyzdžiui, Kriya joga, tai yra tiesiog buitinė joga. Tai yra buitiniam žmogui, buitiniam, visiškai buitiniam. Bhakti joga, religingam žmogui, Hatha joga, sportininkui ir taip toliau. Tas man padarė didelį įspūdį, atsimenu. Aišku, istorija. Domėjomės istoriją, kur yra požiūrių skirtumai. Aš paskui šiek tiek vėliau dar grįšiu prie šitą. Per šitas knygas, kadangi mes turėjom unikalių knygų, mes jas skolindom paskaityti įvairiems žmonėms. Aš susipažinau su ne vienu Kauno psichiatru ir psichologu. Būdamas 20 metais, kažkur 21, 20 metų. Ir žinokit, prašydavausi, kad jie mane paimtų į savo tyrimus. Ir aš esu dalyvavęs poroj trejeto tyrimų kažkokiuose spec mokyklose, oligofrenų jos vadinosi mokyklos. Buvo tyriamas jaunuolis, ar jis tinkamas kariniai tarnybai. Ir aš tada atsimenu savo šitą jausmą pirmiausia. Kokia slidi riba yra tarp normos ir liguistumo. Nepaprastai slidi riba. O žiūrėdamas į tos psichiatrus, kuriem mes skolindavom knygas, aš dažnai pagalvodavau, kad o jūsų vieta tikrai ligoninėje, ta prasme, gydytojų kabinete. Bet aš šiaip tik tai, čia sakau mano išpažintis, kur kaip aš ėjau į šitą drįsimą pasakyti, kad mes pasmerkti skirtingai suvokti pasaulį. Aišku, aš buvau ir menininkas tuo pačiu. Muzikavom. Ir tai irgi buvo 2 pasauliai. Vienas pasaulis buvo tokia oficiali tarybinė estrada, kur rinkdavosi
sporto haliai, minios žmonių, o mes grojom visiškai kitą muziką savo. Jinai nebuvo draudžiama, bet ir nebuvo toleruojama. Tu buvai taip visą laiką laikomas paribėse. Na, šitą mano gyvenimo dalis baigėsi daina Pabudome ir kelkimės, kurią visi žinot. Ir taip atėjo Sąjūdis. Vat visą šitą knygų laikotarpį aš gyvenau, kaip aš sakydavau, vidiniai emigracijoje. Nes mes skaitėm knygas, kurių nėra bibliotekose, klausėm muziką ir grojom, kurios irgi nėra, šiaip viešai prieinam. Ir gyvenom tose dviejose pasauliuose. Vienas buvo televizinis, popierinis, laikraštinis pasaulis ir visai kitas pasaulis buvo mūsų ansamblėje muzikiniam, mūsų knygų skaitytojų būrelė ir šiaip. Tai buvo absoliučiai nesusisiekiantys indai praktiškai. Ir štai ateina Sąjūdis ir man, dar jaunam žmogui, pasirodė, kad tie pasauliai susiliejo, kad tie du pasauliai pagaliau tapo vienu. Ir aš iššokau Sąjūdžio suvažiavimą ir pasakiau tą savo kalbą ir atsiėmiau ir po šį dieną dar atsiminėjau. O aš pasakiau viso labo, mano supratimu, tais laikais ant tiek akivaizdžią tiesą, kurios Sąjūdžio suvažiavimo pirmoji dienoj nieks nepasakė. Galvoju, gal jie tiesiog užmiršo. O ta tiesa buvo tokia, kad visos vėliavos, himnai, katedros ir visa kita, ką dar mums tuometinė valdžia duos, yra antriniai dalykai, palyginus su pagrindiniu klausimu. Ar mes išliekam sąjungoje, ar ne? Ir viskas. Kaip sakiau, pasirodė, kad pasaulyje ir toliau išliko du. Ir Sąjūdžio suvažiavimas skilo į dvi dalis. Po to jau Sąjūdžio, kaip Sąjūdžio narys, rašiau dvi konstitucijas. Teisingiau, rašiau vieną, kuri konfrontavo su kita konstitucija. Ir staiga atsirado du pasauliai jau Sąjūdyje, Kauno ir Vilniaus. Mes Kaune rašom konstituciją be TSR sudėties, o Vilnius parašo konstituciją su TSR sudėtim. Ir Sąjūdžio priimta konstitucija 88 lapkričio mėnesį yra su Tarybų sąjungos sudėtimi ir nauja sąjunginė sutartim. Dabar tiesiog niekas šito nebeprisimena. Bet vėl staiga atsirado du pasauliai. Ir mums Kaune atrodo, akivaizdu, kad tai prašyti nereikia. O Vilniui daugam atrodo, kad reikia. Paskui buvo aukščiausia taryba ir ten vėl tas pats. Kaip kas turbūt atsimenat. Aukščiausia taryba neišdirbo viso laiko, nes suskilo į tos du pasaulius. Ir matydamas, kad aukščiausia taryba baigs savo darbą anksčiau numatytoje laiko, sumaniau, galvoju, ką čia tokio kaip pabaigai padaryti. Sumaniau, kad bent konstitucijos projektas būtų paruoštas ir jums pateiktas balsavimui referendumui. Ir tada pateikiau aukščiausiai tarybai tokį nutarimą, kurį pavadinau nutarimas dėl Lietuvos konstitucingumo raidos. Šito nutarimo pagrindu atsirado dabartinė konstitucija ir praėjus daugeliui metų pasirodo, kad ta konstitucija, kurią mes tada parašėme, šiandieną ją mes žiūrim skirtingai. Kaip kas šiandien Lietuvoje toje konstitucijoje žiūri tai, ką mes rašydami ją 92 net pagalvoti negalėjom, kad kas nors ten tokius dalykus įžiūrės. O įžiūri, vėl tie du pasauliai. Na ir po to, paskutinė mano išpažinties dalis, buvo porą dešimtmečių laidų darimas, kurios galbūt kaip kas esat matę. Laidos, publicistiniai straipsniai. Laidų yra galybė, ten 100 straipsnių, 10 tų laidų. Kodėl aš jas dariau? Man atrodė, kad aš tiesiog turėdama šiek tiek, ir noro pasireikšti, aišku, parodėt, koks aš matot, kaip aš čia viską suprantu. Ir to buvo be abejo. Bet manydamas, kad kažkas patingėjo, kažkas laiko neturėjo, aš tiesiog surinksiu į krūvą ir jums paaiškinsiu tą vieną ar kitą reiškinį. Ir kuo aš daugiau aiškinau, tuo daugiau priešų įsigijau. Ir pagaliau kokį jau
beveik 10-metį atgal aš supratau, kad jeigu aš ir toliau tą darysiu, rezultatas bus tik blogėjantis. Ir nustojau tą daryti. Nustojau. Ir dabar žiūrėkit apie internetą. Kol nebuvo interneto, galima buvo sakyti, kad žmogus vienas ar kitas tiesiog neturi informacijos, neprieina, negauna, kaip mes tas knygas tokias, kur neprieisi. Šiandieną internete yra absoliučiai viskas. Iškiek kiekvienam iš mūsų yra prieinama tas pats. O matomės kiekvienas, kas ką. Va, kur yra. Kaip aš atėjau į šitą, vat. Ir ne tai, kad matom kas ką, būtų pusė bėdos, bet mes pasmerkti matyti. Ir dabar aš bandysiu atsakyti, kodėl taip yra. Kodėl taip yra. Na, pirmiausia, patys paprasčiausi dalykai, priežastys paprasčiausias. Yra amžinas kartų konfliktas. Tai yra amžinas dalykas. Kartos visada kitaip mato pasaulį, nes yra skirtinga patirtis. Tas, kas jaunam žmogui atrodo lengvai pakeičiama, jau šiek tiek pagyvenusiam šitoj žemėje, yra suprantama, kad ne taip lengvai tas viskas yra pakeičiama. O dažnai yra noras keisti tai, ko keisti nereikia. Bet čia yra būdinga ne tik Lietuvai, būdinga visam pasauliui. Aišku, įtaką milžinišką daro aplinka, kurioje žmogus auga ir gyvena. Ko jis mokėsi, ką skaitė, supranta. Tai tinka visur. Bet yra tam tikra specifika Lietuvos. Lietuvoje šiuo metu gyvena 4 tautos. Lietuvių 4 tautos. Čia mano toks gradavimas, sakykime. Ką aš turiu omeny? Yra pati seniausia karta. Aš ją vadinu tarybiniu lietuviu. Čia tokių yra vienas kitas. Tai yra tie žmonės, kurie pilnai subrendo prie anos tarybinės valdžios. Atkreipkite dėmesį, va čia tarp kitko, labai dažnai žmonės daro, va, vėlgi, klaidą, elementarią klaidą daro, o iš to paskui seka didžiulės išvados neteisingas. Sako, mes gyvenom prie Ruso. Ne, mes gyvenom prie tarybų valdžios. Ir prie tarybų valdžios gyveno ir tas pats rusas, ir ukrainietis, ir kazachas, ir taip toliau. Tai buvo, mes gyvenom prie tam tikros ideologijos, kuri paliko pėdsaką mumise. Negalėjo nepalikti. Toliau antra tauta. Tai yra tokie truputį tarybiniai, truputį jau naujieji lietuviai. O, čia patys gudriausi, nes jų patirtis yra didesnė. Jie ir to truputį matė, supranta vieną pusę, jau čia jau išmoko kalbų kitokių negu mes. Trečioji tauta, tai yra naujieji lietuviai. Tai yra tie, kurie subrendo jau po kovo 11. Suprantama, jų patirtis visai kita. Jeigu mums išvažiavimas į Lenkiją, tai buvo gyvenimo įvykis. Jeigu kažkas buvo Lenkijoje, tai Kaunas, jis Lenkijoje buvo, šnabždėdavas. O jeigu kas nors pabuvojo Paryžiui, anais laikais, tai galėjo visą gyvenimą iš to gyventi, važinėdamas po kolūkio kultūros namus ir pasakoti. Dabartiniam, va tam naujajam lietuviui, tai yra nesuvokiami dalykai. Kai jis gali į Londoną nuvažiuoti paprasčiau negu į Balbieriškį. Šiandieną taip aš nejuokau, į Balbieriškį autobusas vyksta rečiau iš Vilniaus negu į Londoną. Ir yra 4 tauta. Lietuvių. Tai tie lietuviai, kurie gyvena įvairiausiose užsienio šalyse, kurių tėvai yra lietuvių kilmės, jų patirtis ir jų, tas vadinamas egregoras, yra dar kitoks. Visai, jie nesusišnekės nei su naujaisiais lietuviais, nei to labiau ten su kitais. Taigi štai tokie visiems bendri dėsniai, kurie daro mus skirtingus šiek tiek, bet aš prieinu prie esmės. Pati svarbiausia priežastis, kodėl mes žiūrėdami į viską matom viską skirtingai, yra sugebėjimai. Sugebėjimai. Kiekvieno iš mūsų sugebėjimai. Ir tų sugebėjimų žmogus turi begalę. Pačių įvairiausių. Pačių įvairiausių. Ir kiekvienas iš tų sugebėjimų įvairiausių turi tam tikrą gradaciją. Yra vidutiniai sugebėjimai, kurių dauguma turi to sugebėjimą. Toliau yra žemesni negu vidutiniai sugebėjimai. Yra aukštesni negu vidutiniai sugebėjimai. Ir dabar žiūrėkit, kur atsiranda
bėdelė. Kada mes kalbam apie sugebėjimus, kuriuos galima išmatuoti, pavyzdžiui, sporto pasiekimai, arba atminties, kažkas pademonstruos, kaip jis atsimena puslapių knygos. Ir aišku, kurio sugebėjimas yra aukštesnis, geresnis. Toliau yra meniniai sugebėjimai, o čia jau subjektyvumo galybė. Kadangi kriterijų kaip tokių aiškių nėra, atsiranda galimybė spekuliuoti, įvairiai manipuliuoti jausmais ir taip toliau. Na ir tas, kas šiuo atveju mane labiausiai domina, tai sugebėjimas susivokti pasaulyje. Geopolitikoje, finansuose, apskritai gyvenimo dėsniuose. Sutikit, kad jeigu yra sugebėjimai vidutiniai, žemesni už vidutinį ir aukštesni sporte, mene ir visur kitur, tai ir čia tas pats galioja. Čiagi tas pats galioja. Argi ne? Tik šį čia nėra kriterijų. Labai sunku nustatyti, kuris teisus. O nuomonę tai turim visi apie pasaulio įvykius. O juk kokią išvadą darytina? Kad daugumą mes turim tik vidutinį sugebėjimą susivokti apie pasaulį. Taip yra su visais kitais. Tik vienas kitas iššoka aukščiau. Ir aš savo šitą taikau. Per savo gyvenimą aš supratau galybę kartų, kad aš to nesugebu, ano nesugebu, arba sugebu vos. Tas tinka visiems. Dar kad pailiustruot šitą savo mintį. Pažiūrėkit, kaip atrodytų pasaulis, jeigu daugumą sudarytų daltonikai. Ir dabar vienas kitas matantis spalvas bandytų tai daltonikų daugumai išaiškyti, kokios tos spalvos. Kuo jam baigtųsi? Arba kitas reiškinys, absoliuti klausa, pavyzdžiui. Kas vienam yra, be jokių pastangų, jūs dainininkai suprantat, kas yra absoliuti klausa, ar ne? Ir kas vienam yra, be jokių pastangų, jis girdi, kokią natą skamba. O yra tokių žmonių, kuriem niekaip neišeis išgirsti tos natos. Suprantat? Ir panašiai jūs suprato turbūt, ką aš noriu pasakyti. Sugebėjimai, kažkodėl mes niekada nekalbam apie sugebėjimus žmonių, kurie yra nevienodi. Nevienodi. Dabar kyla klausimas, ar galima išmokti? O tu kažko sugebi mažiau, negu tu norėtum, gal aš pasimokysiu ir išmoksiu. Išmokti be abejo galima, kažkiek patobulinti savo sugebėjimus be abejo galima. Kalbos nėra. Bet dabar yra, žiūrėkit, koks fenomenas, su kuriuo mes susiduriam gyvenime. Čia ne tik Lietuva, aš kalbu apskritai apie pasaulį. Yra sugebėjimo imitavimas arba supratimo imitavimas. Yra daug žmonių, kurie įsisavina tam tikrą repertuarą, jie turi gerą atmintį, turi iškalbą ir atrodo, kad jis kalba suprasdamas kažką, o iš tikrųjų jis tik išmokęs yra. Ir žingsnis į šalį ir jis pasimeta. Kad suprastumėt šitą mintį, dar tokį palyginimą duosiu. Muzikantai mane supras. Žiūrėkit, pianinu, fortepijonu, gali išmokti groti ir visai klausos neturintis, ar ne? Kadangi ten yra fiksuotos natos, tu žinai, kas spaust ir gali atrodyti didelių muzikantų, nors klausos neturi. Bet dabar žiūrėk, o smuikų galima? Dėl to, kad smuikė nėra fiksuotų natų. Ką aš turiu omeny sakydamas, imitavimas supratimo. Ir dabar tokia, nežinau, ar džiugi išvada iš to, ar kaip tik priešingai. Tie žmonės yra nekalti, kad jie turi vienokius ar kitokius sugebėjimus. Ir tie, kurie turi didelius, čia ne jų nuopelnas, jie tiesiog gavo jos gimdami. Tai dėl to ir visos klaidos, kurias žmogus daro, išeidamas iš savo nepilnai tinkamų sugebėjimų. Jis nekaltas dėl to. Bet yra kita kategorija žmonių. Tai yra gudrus ir prisitaikantis, kurie mikliai supranta, kaip galima gauti naudos vienoje ar kitoje situacijoje. Šitie tai jau yra tikrai kalti. Nes jie žino, ką daro. Šitie tai jau tikrai kalti. Ir aš turiu tokį posakį. Ten, kur naivus sutinka gudrų, iš karto gimsta apgaulė. Nes jis mato, kad galės uždirbti. Įvairiausios naudos, ne tik finansinis. Politinė tai nauda gali būti kokia norit.
Ir vat aš dabar pereinu prie tų naudų. Kai mes renkam ir vis nepatenkinti tuo, ką išsirinkom, tai va čia ir slypi atsakymas, kodėl tie rinkimai yra rezultatai tokie, o ne kitokie. Kadangi mes skirtingai suvokiam pasaulį, tas skirtingas suvokimas yra sąlygotas mūsų sugebėjimu. Ar gali, sakykime, tokia didelis kiekis Lietuvos žmonių, ne tik Lietuvos, bet kurios šalies, susigaudyti finansuose pasaulio, geopolitikoje? Nugi ne. Ne. Bet jums duoda biuletenį ir jūs einate į rinkimus ir balsuojat patys nelabai suprasdami už ką ir kodėl. Juk taip yra. Vis tiek apgausiu. Va dėl to ir yra tokie rinkimų rezultatai. Mes renkam, nes dar žiūrėkit, dar yra rinkimuose koks yra niuansėlis. Jeigu atsiranda toks veikėjas, kuris bando aiškinti tiesas didelės, tai už jį ir nebalsuos. Nes vienas dalykas, kartais jis baiminančiai kalba, ar ne? Ta, kai jis šneka, jums gali nepatikti, jūs norėtumėt, kaip Vidūnas, jis nori, kad būtų kitoks pasaulis, o ne toks, kokį Dostojevskis piešia. Ir jie nebalsuos už tuos, kurie tikrai vienintelį juos išvestų kažkur į geresnį rytojų. Nebalsuos. Arba, sakykime, yra partija kokia nors ir jūs matot, kad ten susirinkę perbėgėliai iš visokių partijų. Ir aš irgi galvodavau, kodėl balsuoja žmonės? Neminėkim juos. Ir aš galvoju, negi jūs nemato, kad ten susibėgo, tiesiog išdavikai iš tos partijos, iš tos subėgo. O paskui man labai paprastas atsakymas. Tie, kurie už tai balsuoja, jie balsuoja už savus, nes jie tai padarytų. Jiem yra suprantama jų logika veiksmų. Jis supranta, ir to labiau, o toks kaip aš ateina ir pradeda aiškint, kad tai negerai, tai už mane ir nebalsuos. Nes jie supranta šitą naudos siekimą. Jiems suprantami dalykai. Ir dabar kokios iš to seka išvados, apibendrinant rinkimų šitą visą reikalą. Koks rezultatas? Vidutiniai žmonės, kurių yra dauguma, visada balsuos už vidutinius politikus. Už tuos, kurie jiems artimi. Taip? Ne, nelabai. Aš suprantu, yra niuansų. Ja, bet kuriuo atveju tie vidutiniai politikai vykdys tą pačią vidutinę politiką įprastą kaip iki šiol. Nei geresnė, nei blogesnė. Va dėl to niekas ir nesikeičia. Va jums rinkimų reikalas. Dabar kita išvada iš to skirtingo mūsų sugebėjimo suvokti pasaulį. Karai. Čia daug buvo cituojamas Vidūnas, kad karai yra neišvengiami. Kol žmogus gyvas, tol kariaus. Bet jis nepasako, kodėl jie neišvengiami, man atrodo. Ne tik dėl to, kad ten trūksta moralės. Čia moralė nelabai kodėta. Žiūrėkit, kai mes kiekvienas iš čia sėdinčių žiūrit į pasaulį, jūs susikūrėt savo pasaulio vaizdą, kuris gali būti tolimas nuo realybės. Ir jeigu didelė žmonių masės susikūrė skirtingus pasaulio vaizdus, konfliktas tarp tų masių yra neišvengiamas. Nes kiekvienas nori būti teisus ir kiekvienam atrodo, kad jo pasaulis tai yra teisingas, o tano yra neteisingas. Ir dėl to karai vyksta čia. Čia susiduria, aišku, kada smulkmenose, tai smulkmenose barasi kaimynai, bet kai yra ypatingai tokie lūžio momentai kaip dabar, yra svarbus mūsų pasauliui tam tikri taškai, kurios skirtingai supranta didelės grupės žmonių. Ir dėl to karai pasidaro nebeišvengiami. Ir čia grįžtu prie Dostojevskio ir didysis inkvizitorius. Čia labai tiks. Didžiojo inkvizitoriaus monologe yra 3 atspirties taškai. Bet ten jų yra ir daugiau, bet aš atsispirsiu į 3. Pirmiausia, tai yra Kristaus paveikslas, kuris kalba apie laisvę žmogui. Ir yra inkvizitoriaus paveikslas, kuris kalba apie duoną. Ir yra 3 dėmuo. Tas pats inkvizitorius sako Kristui, kad jeigu atsiras toks, kuris paims žmonių sąžinę, tai tas nueis paskui, tie žmonės nueis paskui šitą, atsisakė ir duonos, ir laisvės. Ką tai reiškia dabar šitie dalykai? Žiūrėkit, kada Kristus siūlo laisvę žmogui, tai aš jau prieš tai kalbėjau, tą laisvę mes suprasim kiekvienas kitaip. Ir kada tie laisvi žmonės
skirtingai suprasdami, ką tai reiškia, išeis į pasaulį, jie pradės konfliktuoti ir sukels didžiulį chaosą. Ką mes ir matom pastoviai. Tada šitą matydamas inkvizitorius sako, reikia valdyti laisvę, aš jums duosiu duonos. Bet iškyla kita problema inkvizitoriaus. O kaip atskirti, kuris inkvizitorius yra geras ir tinkamas? Jeigu jūs pažiūrėsite į dabartinį mūsų laikmetį, kiek yra pretendentų į inkvizitorius, kurie siūlo mums pataisyti pasaulį, pataisyti mūsų gyvenimą. Aš sąmoningai neminiu pavyzdžių kuo mažiau, nes kiekvienas paminėtas pavyzdys sukels skilimą jūsų galvose. Bet kiekvienas savo įsidėkit pavyzdžius. Šiandieną į laisvę pretenduoja daug kas ir tą laisvę gavo daug kas. Ta laisvė išvirto į tai, apie ką aš paskui kalbėsiu. O inkvizitorių pretenduojančių yra daug ir jų tie planai nieko gero mums nežada. O sąžinės klausimas, kurį mini inkvizitorius, tai yra ta pasaulėžiūra. Ir žmogus laikosi savo pasaulėžiūros įsikibęs visom 4. Tai yra būtinas jo išgyvenimo elementas. Ir kuo jos smegenys paprastesni, tuo pasaulėžiūra paprastesnė. Bet jis vis tiek laikysis jos įsikibęs. Va čia yra ta neįsprendžiama aklavietė. Ir aš pritarčiau, jūs baigėt savo postą, nes sakot, jūs atsakymą nepasakėt. Aš irgi nežinau atsakymą. Bet problema va čia yra sukoncentruota. Dabar iškiltų klausimas, ką daryti. Mūsų gyvenimo taisyklės lemia valdžia visur ir visada. Kokią valdžią įsirinksim, tokias taisyklės mums jinai sukurs. Banalūs dalykai. Pradėsiu kalbėti, kaip atskirti, už kurį balsuoti, nieko tas neduos. O jeigu manęs paklaustumėt, ko aš norėčiau, stočiausi Vydūno gretas, kaip aš norėčiau, kad būtų? Aš norėčiau, kad būtų pripažintas sugebėjimų svarbumas. Kiekvienam darbe turi būti sugebėjimai. Jeigu tu eini dirbti chirurgu, tu turi turėti sugebėjimų šitam, o ne kiekvienas norintis gali to užsiimti. O to labiau, jeigu tu pretenduoji valdyti valstybę, spręsti žmonių likimus, tu turi turėti, negali būti vidutinis eilinių sugebėjimų žmogus, nes tada bus eilinis bardakas, tas, kuris ir vyksta pasaulyje. Bet maža ko aš noriu. Ar maža ko Vydūnas norėjo. Pasaulis eina savo linkme. Ir dabar, kodėl aš, nepaisant visko, kad aš jau keletą metų tyliu, o čia karts nuo karto tik pasisakau, vis tik nutariau vėl pasisakyti. Todėl, kad būdamas lietuvių tautos dalimi, būdamas šitos valstybės vienu iš kūrėjų naujame etape, aš matau, kad mums iškilo didžiulės grėsmės. Pirmiausia, aišku, iškilo grėsmė valstybingumui. Jūs girdite, matot. Bet į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį? Aš jau sakiau, šitos vietos, dar sykį pakartosiu. Grėsmės yra suvokiamas labai ir labai paviršutiniškai. Jos yra žymiai įvairesnės, žymiai gilesnės, jų kilmė yra žymiai gilesnė, negu mums pateikia tas vidutinis žurnalistas, vidutinis televizijos darbuotojas, vidutinis politikas. Aš drįsčiau pasakyti, kad jie klysta. Grėsmės yra realios, bet taip, kaip jie suvokia jų genezę, jie klysta. Jie gyvena tam savo išgalvotam pasaulyje. Realybė yra visai kitokia. Bet šalia grėsmės valstybingumui atrodytų, kas dar gali būti blogiau. Yra dar didesnis pavojus. Ir apie jį aš šiek tiek, eidamas į pabaigą, išeisiu iš toliau. Žiūrėkit, pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių tauta sumanė būti kažkuo kitu. Turbūt sutiksit. Mes atsisakom savo savasties ir mes norim tapti kažkokiais jais, kažkuo kitais. Dabar, kuo mes norim tapti pastarosius keliasdešimt metų?
Mes norim tapti tais, kurie keletą šimtmečių iš esmės valdė šitą žemės rutulį. Tai buvo Europa. Keletą šimtų metų pasaulio centras buvo Europa. Ir ne šiaip Europa, o vakarų Europa. Ir ne šiaip vakarų Europa, o Britanija. O pastarosius keliasdešimt metų Jungtinės valstijos. Tai yra centras visako. Jie šimtmečiais dominavo šitame mūsų pasaulyje. Ir dabar žiūrėkit, praktiškai subjektiškomis valstybėmis buvo kelios tik tais vakarų Europos valstybės ir Jungtinės valstijos. Visos kitos pasaulio valstybės buvo daugiau objektas. Arba kitaip aš pasakysiu, buvo burna ir buvo maistas. Ir dabar jūs įsivaizduokit, pastatykit save į burnos padėtį. Ar jūs norėtumėt, kad burnų atsirastų daugiau? Juk jokia burna nenorės, kad dar būtų kita burna. Jis norės, kad maisto būtų daugiau. O mes kažkodėl įsivaizduojam, kad mus priims į burnų statusą. Ir ne tik mes. Visa vidurio rytų Europa kažkodėl gyvena tokio iliuzijai, kad mums bus leista prisėsti prie stalo, kur burnoms yra skirta. O iš to seka paskui didelės klaidos, kada tu neteisingai supranti savo padėtį. Dabar, kaip šita burna, kaip pasiekė savo šitą statusą? Pasiekė 3 institucijų pagalba. Vienuolis, karys ir pirklys. Vat šitų 3 institutų pagalba, pirmiausia ateina ideologija, kur nors, jeigu neužtenka, ateina karys, ir tada ateina pirklys ir pasiima tą, ką jam reikia. O šitų paprasčiausių dalykų pagalba vakarų Europą valdė šimtmečių šitą žemės rutulį. Ir jie, kaip jums pasakyti, teisėtai tą valdė, kadangi jų ir vienuolis, ir pirklys, ir karys buvo pranašesni keliom galvom už visus kitus. Tas tęsiasi šimtmečiais. Bet dabar aš nesigilinsiu į šitą, tik jums užduodu klausimą. Ar šiandien tas vienuolis, pirklys ir karys taip pat pranašus, kaip prieš 200 metų, prieš kitą pasaulį? Ko gero taip. Bet tada kitas klausimas. Ar tie, kurie turėjo šitos instrumentus, nori jų atsisakyti? Nenori. Tai va. Ir dabar žiūrėkit, o mes norim tapti tais, kurie yra burna, kurie turi tos instrumentus, kurie stengsis juos išlaikyti. Ir norim, bet yra dar kitas, jau pastarųjų dešimtmečių reikalas. Mes norim tapti jais, o tų jų jau nebėra. Nes tie, kurie važinėjat po vakarų Europą, turbūt sutiksit. Ta klasikinė vakarų Europa, jos nebėra. Jeigu jums šitą reikia įrodinėti, aš dabar įrodinėti nesiimsiu, nes tai turėtų būti, akivaizdu kaip 2x2 4. Klasikinė Europa vakarų baigėsi. Reiškia, mes norim tapti tais, kurių jau nebėra. Ir aš čia pasakysiu tokį sakinį. Reiškia, pastarosius keliasdešimt metų mes pastatėm savo svajonių laivą, sukrovėm į tą laivą savo viltis, sumanimus, iliuzijas ir galvojam, kad jis mus atplukdys į rojaus krantą. O man atrodo, kad yra ir kitas variantas, kad tas laivas yra Titanikas. Ar jums netrodo? Ir vat vėl susiduria šiandieną 2 matymai pasaulio. Vieniems atrodo, kad tas svajonių laivas jau atplaukė į tą rojaus krantą, arba tuoj atplauks. O kiti sako, taigi žiūrėkit, čia Titanikas. Titanikas, gelbėtis reikia. Ir kai aš kalbu, kad vakarų Europos klasikinės nebėra, gal ne visi supratot, ką aš turiu omeny. Ten pasikeitė etninė aplinka, religinė aplinka, kalbinė aplinka ir civilizacinė aplinka. Ir iki mūsų liko labai nedaug laiko. Ateis viskas tas pats.
Ir čia, jau visai pabaiga, verta prisiminti Dostojevskiui priskiriamą frazę. Jeigu Dievo nėra, leistina viskas. Aš ilgus metus pats savo galvojau, nesutinku su ta fraze. Galvojau, jeigu Dievo nėra, tai leistina tai, ką mes žmonės patys savo leidžiam. Atsakomybė yra mūsų. Bet iš kitos pusės, jeigu čia būtų Dostojevskis, aš jau paklausiau, kai tu sakai, kad jeigu Dievo nėra, leistina viskas, o kas dar yra neleista? Ar dar yra kas nors, ko žmogus nepadarė? Ilgai reikėtų galvoti, ko jis dar nepadarė iš tų nuodėmių. Čia aš turiu omeny, kad jis, nevardinsiu, nes vėl, aiškiai, jūsų galvose bus skirtingas suvokimas. Bet vieną paskutinį pasakysiu, kas dabar vyksta. Jau net pradėjo bandymus sukerkti žmogų su technika, su kompiuteriu. Tai praktiškai žmogus likviduojamas. Įdomu, ką Dostojevskis dabar pasakytų, kaip jis interpretuotų šitą savo frazę. Pabaiga. Valstybingumą galima prarasti ir galima atgauti. Mes tą padarėm 18 metais. Suverenitetą galima prarasti, galima atgauti, galima vėl atiduoti, kaip atidavėm 2004. Bet jeigu Lietuvoje pasikeis etninė, kalbinė, religinė ir tada civilizacinė aplinka, tada jūsų dainos ir tada ir Dostojevskis, ir Vydūnas tampa nebeaktualūs. Ir supranta, žiūrėdamas į kaip kurios savo piliečius, bendrapiliečius, aš kartais galvoju, prieičiau prie tavęs, papurčyčiau ir pasakyčiau, atmerk plačiai savo užmerktas akis ir pažiūrėk, kur tu stovi. Šitas kelias veda į istorinį nebūtį. Va, kur yra svarbiausia problema šios dienos, mano supratimu. Dėkui.